Negatyvios mintis tiesiog to žodžio prasme tave žudo. Tavo smegenys neskiria minties apie grėsmę nuo tikros grėsmės. Todėl, kai viduje nuolat esi negatyvus, smegenys supranta, kad kažkas negerai. Ir kūnas pradeda ruoštis pavojui, kurio iš tikrųjų nėra. Rezultate streso hormonai išlieka pakilę. Tai lemia imuninės sistemos silpnėjimą. Organizmas nustoja normaliai atsistatyti. Kūno atsistatymas stoja ne kelioms minutėms, o net metams ar daugiau. Jis gyvena įtampoje, o organizmas, kuris nuolat neatsistato iki galo, sensta greičiau ir tampa gerokai mažiau atsparus ligoms. Bet štai kas dar baisiau. Negatyvumas veikia ne tik sveikatą. Jis perprogramuoja tai, ką įprastai pastebi. Smegenys išmoksta ieškoti, ko trūksta, kas ne taip ir kas gali nepavykti. Todėl net kai kažkas pasiseka, protas vis tiek ieško, kas blogai. Ir laikui bėgant negatyvumas nustoja būti tik mintimi ir tampa tavo asmenybės dalimi. Dabar tu žinai, kas vyksta, kai esi pozityvus. Streso hormonai krenta, imuninė sistema stiprėja, o smegenys įskiria neurocheminės medžiagas, kurios palaiko motyvaciją ir susikaupimą ir kūrybiškumą. Dar svarbiau paminėti, jog tu nustoji matyti gyvenimą per grėsmės filtrą ir pradedi matyti, kas jau yra, kas veikia ir kas gali pavykti. Tas pats gyvenimas, bet visiškai kitokios patirtis. Pasaulyje, kuris nuolat moko tave savimi abejoti, nelengva. Todėl prašau, netap pats savo priešas. Tu nusipelnei tikėti, kad geri dalykai tau įmanomi, nes taip ir yra.